Kur be pažvelgsi, žmonės tokie nelaimingi. Ir ne todėl, kad palei faktą yra tokios aplinkybės ar sąlygos. Jie tiesiog savo galvoje tiek susikuria nesąmonių visokių. Faktus iškraipo, interpretuoja iki absurdo. Ir po to patys kankinasi, gyvendami tose fantazijose. Ir vat svarstau. Juk yra galimybė. Galima kitaip. Kiekvienam. Absoliučiai kiekvienam galima kitaip. Jeigu į tai atsigręžti. Žmonės savo tokių absurdų prisigalvoja. Vaikosi vieni kitų, mėgina prisirišti, pririšti, pritempia visokius būtus, nebūtus dalykus. O yra kitaip. Yra galimybė ir kitaip. Kol kas šiuo momentu dar nežinau. Bet širdį atpažįstu, kad yra galimybė kai nebūtina praeiti pragarą savo gyvenimo keliu. Jisai aukso vertės tas pragaras yra, bet yra šitiek įrankių, kurių dėka galima tiesiog išsirauti iš to skausmo įpročių. Tai yra įpročiai, nieko daugiau. Įpročiai gyventi, įpročiai patirti, įpročiai matyti save ir kitus, įpročiai prisirišti, pririšti, vertinti, smerkti, kaltinti. Tai yra tik įpročiai. Aš nežinau, ką širdis sumastė. Bet panašu, kad kažkaip tai galima struktūrizuoti tą ilgos kelionės pragare, savo vidiniam pragare patirtį ir ją kažkaip iškristalizuoti.